Mergelės ir Skorpiono suderinamumas astrologijoje laikomas vienu giliausių ir kartu sudėtingiausių. Tai nelengva paviršutiniška sąjunga, o ryšys, kuris keičia abu žmonės iš vidaus. Šie ženklai dažnai jaučia stiprią trauką vienas kitam, net jei iš pradžių patys nesupranta kodėl. Čia susitinka žemė ir vanduo, stabilumas ir emocinė gelmė. Mergelė yra racionali, analitiška ir orientuota į realybę. Ji stebi, vertina, lygina, jai svarbu aiškumas ir logika. Ji retai pasiduoda impulsams, dažniau renkasi saugų, apgalvotą kelią. Skorpionas gyvena emocijų, instinktų ir pasąmonės pasaulyje. Jis jaučia giliai, intensyviai ir visada ieško tiesos, net jei ta tiesa nepatogi ar skausminga. Šių dviejų ženklų ryšys dažnai prasideda tyliai, bet labai stipriai. Skorpioną traukia mergelės vidinė ramybė, jos intelektas ir gebėjimas išlikti blaiviai mąstančią net sudėtingose situacijose. Mergelę žavi Skorpiono gilumas, paslaptingumas ir emocinis intensyvumas. Ji jaučia, kad tai ne paviršinis žmogus, o kažkas daug daugiau. Emociniu lygmeniu tai sudėtinga, bet labai prasminga pora. Skorpionas nori visiško artumo, atsidavimo ir emocinio nuogumo. Jis nemėgsta pusinių santykių. Mergelė emocijas reiškia santūriau, dažniau per rūpestį, pagalbą ir kasdienius veiksmus. Dėl to Skorpionui kartais gali atrodyti, kad mergelė per šalta, o mergeliai, kad Skorpionas per intensyvus ar reikalaujantis per daug. Tačiau jei abu išmoksta suprasti vienas kito kalbą, ryšys tampa nepaprastai tvirtas. Skorpionas padeda mergeliai giliau pažinti savo emocijas ir paleisti kontrolę. Mergelė padeda Skorpionui įžeminti jausmus, suteikti jiems struktūrą ir stabilumą. Tai santykiai, kuriuose abu auga, nors tas augimas kartais būna nepatogus. Bendravimas tarp mergelės ir Skorpiono dažnai būna gilus, kartais net intensyvus. Abu nemėgsta tuščių kalbų. Jie linkę analizuoti, gilintis, ieškoti prasmės. Konfliktai čia gali būti aštrus, nes nei vienas nenusileidžia lengvai. Mergelė gali kritikuoti, Skorpionas tylėti, bet kaupti emocijas. Jei problemos nėra išsakomos, jos kaupiasi ir virsta įtampa. Intimumas šioje poroje yra viena stipriausių sričių. Skorpionas siekia visiško emocinio ir fizinio susiliejimo. Mergelė iš pradžių gali būti atsargesnė, bet atsiradus pasitikėjimui, ji atsiveria giliai ir nuoširdžiai. Tai ryšys, kuriame intimumas nėra tik fizinis, bet ir emocinis, net psichologinis. Ilgalaikėje perspektyvoje tai pora, kuri gali išgyventi labai daug. Jei abu pasirenka sąmoningumą vietoje kontrolės ir manipuliacijos, jų santykiai tampa itin tvirti. Mergelė suteikia stabilumą, Skorpionas gilumą. Tai nelengvas kelias, bet jis veda į labai stiprų ryšį. Mergelės ir Skorpiono sąjunga nėra apie lengvumą ar paprastumą. Tai istorija apie pasitikėjimą, transformaciją ir gilią vidinę jungtį. Jei šie du ženklai pasirenka ne kovoti vienas su kitu, o eiti kartu, jų ryšys gali tapti vienu galingiausių zodiake.